Noriu šiandien pakviesti į Senam testamentą istoriją. Pranašo Elijos susitikimas su našle iš Sareptos. Taip vadinasi šitas pamokslas. Pranašo Elijo susitikimas su našle iš Sareptos. Kas rašote pavadinimus? Bus pagrindinė šita mintis, istorija, jinai parašyta 1 Karalių knygoje, 17 skyrius, nuo 7 iki 24 eilutės. Taigi paskaitykime. Po kurio laiko upelis išdžiuvo, nes krašte nebuvo lietaus. Viešpats kalbėjo jam, sakydamas, eik į Sareptą Sidono krašte, į ten pasilik. Aš įsakiau vienai našliai aprūpinti tave. Jis nuėjo į Sareptą. Prie miesto vartų jis pamatė našlę, rankiojančią malkas. Elijas kreipėsi į ją, atnešk man truputį vandens atsigerti. Jai einant jis dar šūktelėjo, atnešk ir duonos kąsnelį. Jie atsakė, kaip gyvas viešpats tavo Dievas, nieko neturiu, tik saują miltų statinaitė į truputį aliejaus puodelėje. Štai renku truputį malkų. Parėjusi paruošiu savo ir savo sūnui valgį ir suvalgę jį numirsime. Elijas jai atsakė, nebijok, parėjus padaryk kaip sakei, tik iškep man pirmą mažą paplotėlį ir atnešk jį man. O savo ir sūnui paskui padarysi. Nes viešpats Izraelio Dievas sako, miltai statinaitė nesibaigs ir puodelėje aliejaus nesumažės iki tos dienos, kol viešpats žemė duos lietaus. Parėjusi namo ji padarė, kaip Elijas sakė, ir valgė jis ir jos namai kasdien. Statinaitėje miltai nesibaigė ir aliejaus puodelėje nesumažėjo, kaip viešpats pasakė per Eliją. Po to susirgo tos moters šeimininkės sūnus. Jo liga buvo tokia sunki, kad jis liovėsi kvėpavęs. Tuomet ji tarė Elijui, kas man tau, Dievo vyre? Ar tu atėjai priminti mano kaltes ir numarinti mano sūnų? Jis jai atsakė, duok man savo sūnų, paėmęs jį iš jos užsinešė į aukštutinį kambarį, kuriame gyvena, ir paguldė savo lovoje. Jis šaukėsi viešpatė sakydamas, viešpatė mano Dieve, argi našlė, pas kurią aš gyvenu, tu siūsi nelaimę, numarindamas jos sūnų. Po to jis 3 kartus išsitiesė ant vaiko ir meldėsi. Viešpatė mano Dieve, meldžiu, te sugrįžta šio vaiko siela pas jį. Viešpats išklausė Elijo maldą, vaiko siela sugrįžo pas jį. Ir jis atgijo. Elijas paėmęs vaiką, jį nuvedė iš aukštutinio kambario žemyn ir atiduodamas jo motinai tarė, žiūrėk, tavo sūnus gyvas. Moteris atsakė Elijui, dabar žinau, kad tu esi Dievo vyras ir kad viešpatės žodis tavo lūpose yra tiesa. Matom tokią istoriją. Tai ir panagrinėkime šiandieną šitą istoriją, pabūkime šitą istorijoje. Mes matom, kad didžiojo pranašo Elijo tarnystė, jinai prasideda labai kukliai. Jinai prasideda už Izraelio ribų. Ir mes matome, kad Sareptoje jisai sutiko našlę ir jos šeimą. Karaliaus knygos autorius, metraštininkas, kuris užrašė šitą istoriją, jisai
mums čia pasakoja apie 3 stebuklus, kurie įvyko šitoje vietoje. Ir pažiūrėkime apie tus stebuklus, kurie buvo apreikšti. Pirmas stebuklas, aš įvardinau kaip kelio stebuklas, pranašo paklusnumas. Mes matom, kad Elijas ir jo šeimininkė, jinai patiria sunkumų. Elijas išpranašavo Izraelio karalių badą. Tai yra Dievo kerštas už jo karalystinę ištikimybę Dievui. Kai jis išpranašavo tą kerštą, Dievo kerštą Izraelio karaliui, mes matom, kad kenčia visa tauta. Izraelio tauta, jinai kenčia. Ir mes matom, kad pranašas Elijas kartu su Dievo tauta, jisai patiria tą Dievo rūstybę. Ir jisai turi pasitraukti iš Izraelio šalin. Jis tampa tremtiniu paties savo šalyje. Ir mes matom, kad aplinkui tuo pačiu kenčia ne tik tai Izraelis, bet ir kitos tautos. Šitoje istorijoje mes matom, kad Elijas ir jo šeimininkė, jie patiria tokią abipusę nuostabą šioje situacijoje. Matosi, kad iš Dievo tautos kilęs pranašas, jisai išsiųstas tarnauti svetur, į kitą tautą, į Sidono žemę. Ir šita žemė tai yra priešiška žemė. Tai yra karalienės Jezabelės tėvynė. Iš ten toj šalyje atsirado stabmeldystė. Ten netikri dievai Balas, Ašeros kultas. Tai yra priešo žemė. Ten, kur jisai tarnauja, tai nėra palanki vieta jam. Šitoje vietoje jisai supranta, kad jį neglobos joks turtolis, arba galiūnas, arba Izraelio Dievo pažinęs žmogus. Šitoje žemėje jis nesutiks tie, kurie jam padės. Ir mes matom, kad jį pasitinka vargšė našlė, kuri pati kenčia nuo bado. Ir netekusi vyrą, jinai yra įstrigusi bado tą tokį ratą. Jinai badauja. Nes tais laikais Izraeliai nebūdavo, kaip šiandien mes gyvenam, socialiniai darbuotojai. Ir pagrindė vyras išlaikydavo šeimą. Ir jinai pakliuvo tikrą bėdą. Ir mes matom, kad badas jisai baigė atimti šios paskutinę viltį. Jinai sako, parėjusi paruošti savo ir savo sūnui suvalgę jį numirsime. Mes matom, kad jinai yra nevilty. Nes iš tikrųjų matosi, kad sauja miltų, kažkiek aliejaus, jinai mato, kad suvalgysiu tikrai ir numirsiu. Ir štai da pasirodo svečias, svetimo Dievo vyras ir dar atsirado vienas žmogus. Nepaisant viešpaties pažado, viešpats pasakė, jisai pasakė, eik pas tą našlę. Ir jisai mato, kad ta našlė visai iškai nepasiruošęs jo atvykimui. Nes situacija yra labai katastrofiška. Iš šitoj situacijoje mes matom, kad Elijas ir šeimininkė,
kurį priėmė, jie patiria Dievo ištikimybę. Elijas, jisai neatsisako eiti to keliu, kurį Viešpats jam pasakė eiti. Jisai sutinka ir eina to keliu, kurį Viešpats jam pasakė eiti. Kaip Dievas jisai maitino, jisai būtent, mes matom, kaip Dievo tauta išėjo iš Egipto, Dievas nuostabiai rūpinosi Dievo tauta. Dykumoj jie turėjo maistą, drabužių, jie buvo aprūpinti. Ir mes matom, Dievas nuostabiai rūpinosi ir pranašų, kai jisai buvo ir pirmas Karaliaus knyga, 17 skyrius, nuo 6 eilutės. Jisai varnai atnešdavo jam duonos ir mėsos kas rytą ir vakarą iš upelio jis atsigerdavo. Prieš tai, kai susitiko su ta našle, Viešpats jisai antgamtiškai rūpinosi jo. Varnai atnešdavo jam mėsos ir jis turėdavo gerti, Dievas antgamtiškai, bet kai upelis išdžiuvo, Dievas sako, dabar eik pas našlę į šitus namus. Mes matom, kad Dievas ne tik ištikimas, bet jis yra dosnus. Nors aplinkui badas, bet jisai antgamtiškai pasirūpina jo. Mes matom, kad upeliui išdžiūvus, jis toliau vis pasitikė Dievu, nepaisant nepalankių aplinkybių. Tos aplinkybės tikrai nepalankios. Jisai nebijo, jis neįsigąsta ir jisai liepia ir našliai, tu nebijok. Jis pasitikė Dievu. Ir mes matom, kad našlė, jinai taip įdaro. Ji nusprendė pasitikėti. Nors atrodytų situacija tokia katastrofiška, turi saują miltų į kažkiek aliejaus ir jis sako, tu pirmiau, sako, iškep man atnešk. Nu atrodytų šalia jau badas miršta, bet jinai nusprendė pasitikėti. Jinai ryžusi tai padaryti. Nes Elijas sako, miltai statinaitė nesibaigs ir podeliai aliejaus nesumažės. Jinai patikėjo Elijum, jinai patikėjo to žodžiu. Jinai suprato, kad viskas gali keistis į gerą. Jinai patikėjo tą žinią, kad visa gali keistis, būti kitaip. Kad nors dar našlė jinai netiki, bet jinai nusprendė išbandyti, pasitikėti Dievu. Ir jinai nusprendė tai padaryti. Ji vykdė savo svetingumo pareigą ir jinai tarnauja Dievo vyrui. Tas patarnavimas yra to, kad jinai iškepė tą paplotėlį ir pirmam jam duoda. Nors iš tikrųjų realiai matosi, kad patys neturi, jinai paaukoja tą paskutinį kąsnį, galima sakyti. Aišku, gerai, kai mes, šiandieną valgom viską, bet toj situacijai įsigilinus, kada žmogus badauja, neturi maistą, tai yra tikrai, tai rimtas žingsnis. Ir mes matom, kad tas paklusnumas Dievui, jinai išgelbsti jos namus. Kai jinai pakluso, ir jos namai buvo išgelbėti. Ir mes matom, tai pirmas stebuklas. Elijui nuėjęs tą kelią. Ir mes matom, kad ir Elijas, ir našlė Sarepto,
jinai kartu su juo eina šito tikėjimo keliu. Jie kartu eina su juo. Antras stebuklas, kuris matosi čia, tai yra gyvenimo stebuklas. Sūnaus prikėlimas. Ir atrodytų, vos išgyvenusi badą, tas badas nebuvo, kad vienadienis, ilgas badas. Ir našlės namuose atsitinka dar viena bėda. Ir ta bėda, galim sakyti, neeilinė tokia bėda. Ir mes matom, kad našlė netekusi sūnaus, jinai patiria sunkumą po sunkumo. Čia viena bėda, su maistu įsisprendė, maistas yra, ir antra bėda, miršta sūnus. Ir taip mūsų gyvenime gali būti. Atrodytų, kaip žmonės sako, viena bėda dar ne bėda. Atsitinka viena bėda, atrodytų jau viskas palūžti, išeini iš tos bėdos ir vėl kita bėda atsiranda. Mes galim prisiminti tokius neseniai įvykius kaip karantiną. Mes visi buvom, vaikščiom su kaukėm ir pasklydęs tas virusas, baigėsi vienas karantinas. Atrodytų jau viskas, žiūrėk, antras karantinas ateina. Atrodo, iš vieno išėjai ir toliau visą tai tęsiasi. Ir mes tuo pačiu buvom stumiami dar naują iššūkį. Tai dar naujas iššūkis. Ir aišku, mes matom, kad daug kas buvo išvarginęs, tikrai, nes čia atrodė jau taip vos iš tos išėję, iš tos tokios nelengvo tokio karantino. Tai jau antras karantinas. Tai tikrai tai vargina, tai buvo nelengva. Ir mes matom, kad Elijas, jisai užjaučia savo šeimininkę. Ir šitoj situacijai, iki tol, kol nevyksta šitą nelaimę, nei Elijas, nei našlė, jie per daug nerodė savo jausmų. Bet kai įvyko tai, kai šeimininkės atimama sūnaus gyvybė, Elijas jau nebesupranta, kas čia vyksta. Jis nebesupranta, koks yra Dievo planas. Ir Dievas, jisai jo nesiuntė į šitus namus, jam nebuvo išpranašauta, kad kai jis ateis šitus namus, jos sūnus mirs. Jis nebesupranta, kas vyksta. Ir mes matom, kad jisai kreipėsi į viešpatį nuoširdžiai maldoje. Jis nuoširdžiai meldžiasi. Ir jisai atvirauja prieš viešpatį. Jisai nesigėdė savo jausmų, žmogiškumo. Jis atvirai tai išsako. Jisai nori našlei skelbti malonę, o ne Dievo teismą. Jisai uždavinėja klausimus. Jam kyla daug klausimų. Ar tokia mirtis yra nuo Dievo? Jis išduoda Dievų klausimus. Kam jį tarnauja? Jįgi tarnauja man. Pranašu, Dievo pranašu, tu mane siuntėjai. Jis sako, kaip man dabar tarnauti šitoj sunkioj nepakenčiamoj situacijoj? Kaip man dabar tai daryti? Jisai išsako visą tai Dievui. Ir mes matom, kad Elijas, jisai paveda našlės vaiką Dievo globon. Jis paima iš našlės šito vaiko mirusį kūną, jis pasiima jį
Jisai traktuoja jį kaip šį vaiką, kaip savo vaiką, gulda į savo lovą, jis nebijo liesti lavono, jis dabar nebėra jau našlės svečias, o jos vaiko šeimininkas. Ir jisai kreipėsi į Dievą dėl pasveikimo, tai yra kad grįžtų gyvenimas į šito vaiko kūną. Mes matom, kad Elijas jisai netikė pirmos pagalbos, nes vaikas yra miręs, ką tu ten jau be padėsi. Jis meldžiasi, kad sugrįžtų šio vaiko siela pas jį iš mirusių buveinės. Jis meldžiasi to Dievo. Jisai meldžiasi dėl šito vaiko prisikėlimą, kad Dievas prikeltų šitą vaiką. Mums šiandieną krikščionims tai gali atrodyti normalu, nes mes turim Naują Testamentą, Evangelijose, apaštaluose, mes matom tas istorijas, mes matom daug istorijų aprašytų prisikėlusių pavyzdžių, tai yra Jairo dukros, Lozoriaus prisikėlimas, paties Jėzaus Kristaus prisikėlimas iš numirusių. Ir mes tvirtai tikim, kad kaip Jėzus jisai prisikėlė iš numirusių, taip ir mes būsime prikelti ir būsime kartu su Viešpačiu. Bet tuo metu tai nebuvo savaime suprantama. Tas atvejis gal buvo, tai galima sakyti, kai tai buvo vienas pirmiausias žmogaus prisikėlimo atvejis to laikotarpiu, Senam testamente. Ir mes matom, kad Elijas jisai drįsta melstis visiškai neįtikėtino dalyko. Jis meldžiasi gyvajam Dievui, kad būtų grąžinta jam gyvybė. Ir mes matom, kad Dievas jisai išklauso Elijo maldą ir grąžina jaunuoliui gyvybę. Ir raštas aiškiai jisai sako, kad tai ne Elijo darbas, tai yra Dievo darbas. Tai Dievas padarė, ne Elijas, o Dievas padarė. Tiesa, Elijas 3 kartus jisai įsitaisė ant vaiko. Ir dažnai, pavyzdžiui, skaitant Senąjį testamentą, pranašo tarnystėje būna visokių keistų tokių veiksmų, nesuprantamų. Jie neveikia panašiai kaip pamokslininkai, Senam testamente pranašai. Jie, kalbėdami tą žodį, jie patiria tai kaip ir savo kūnų, jie patiria tai visą tai. Nes pranašai tuo metu nebuvo vien pamokslininkai. Ir kaip mes tus gestus beaiškintume, visgi bet kokiu atveju tai niekada neatstos malda. Tai gestai, nes visų pirma tai yra malda, kai jisai meldėsi, kreipėsi į Dievą, ne gestai, o malda. Ir mes matom, meldėsi lydi rezultatai, atsakymas į maldą. Kai jau sakau, Dievas ne Elijas prikelia vaiką. Nes mūsų Dievas jis yra gyvenimo viešpats. Jisai duoda gyvybę, jisai atima. Ir jisai padarė šitą gyvenimo stebuklą. Ir ką gali pasakyti? Atiduokim Viešpačiu visą šlovę, jam visą šlovę šitoj situacijai. Ir trečias stebuklas, kuris įvyko, kuris gal labai taip jau sunkiai matomas, tai yra, aš pavadinčiau, tiesos stebuklas. Našlės atsivertimas. Per šitą situaciją įvyksta kažkas įvyksta su našle. Ir mes matom, kad šitas stebuklas įvyksta šitos istorijos pačioj pabaigoj.
Ir moteris jinai atsakė Elijui, dabar žinau, kad tu esi Dievo vyras ir kad viešpaties žodis tavo lūpose yra tiesa. Elijo atvykimas pas našlę į namus, į Sareptą, padėjo suprasti mums ir jai, jos namams, 3 dalykus. Visų pirma, jinai žinojo apie savo nuodėmę. Nes jinai sako, jinai skundžiasi Elijui, kas man ir tau Dievo vyrė. Jai išties labai skaudu, kai vyksta šita nelaimė. Ir jinai supranta, už ką jinai gali sulaukti Dievo teismo, bausmės. Jinai pati supranta, suvokia visą tai. Jinai sako, ar tu atėjai priminti mano kaltes ir numarinti mano sūnų? Matosi, kad našlė, jinai žino apie savo kaltes, apie savo nuodėmes. Jinai neapsimeta, kad jinai yra be nuodėmės. Jis skundžiasi, galima sakyti, skundžiasi Dievui, skundžiasi jo atsiųstam pranašui, bet kaltina save, o ne Dievą. Jinai nekaltina Dievą, jinai kaltina save. Ir kai mes pakliūnam kažkokias situacijas, neskubėkime kaltinti Dievo. Mes matom, kad tas laikotarpis, bado, gedalo metas, jisai tampa atgailos laikotarpis. Suvokiusi ir išpažinusi savo nuodėmes, jinai sulaukė Dievo stebuklo, jinai pripažino Eliją Dievo vyru. Sako, dabar žinau, kad tu esi Dievo vyras. Ir dabar Elijas jai nebėra našta, bet pagalba. Ji nebetarnauja jam savo svetingumu, o jisai tarnauja Dievo žodžiu ir malonės skelbimu. Mes matome, kad šitoje situacijoje, kad Dievas jisai ruošė našlės širdį Elijos priėmimui. Dievas darbavosi su ją. Dievas jisai nesuteikė papildomo maisto, kitokių išteklių. Jinai neturėjo, bet Dievas pakeitė jo širdį. Šitoj situacijai buvo pakeista jo širdis. Šito išgyvenimo, būtent prisikėlimo stebuklo, kai vaikas buvo prikeltas iš numirusių, jį galėjo Elija atpažinti veikiantį Dievą. Jie atpažino, kad Dievas jisai yra su Eliju. Jo vaiko liga ir mirtis, jinai atsitiko tam, kad apsireikštų jame Dievo darbai. Jono Evangelija 9 skyrius, 3 eilutė. Visa tai tam, kad būtų apreikšti Dievo darbai. Tai įvyko. Kad tame matytųsi Dievo malonė. Visa tai vyktų, matosi, kad tame vyksta Dievo malonė. Mes matom Dievo malonę. Šitas laikotarpis bado ir vaiko mirties, jisai tampa Dievo malonės laikotarpis. Šitas laikotarpiai buvo išlieta Dievo malonė.
Mes matome, kad tiek Senajam testamente, tiek Naujam testamente visada jie padeda priimti Dievo žodį, Dievo apreiškimą. Tiem žmonėm, kurie netiki Dievu, tai padeda priimti Dievo žodį ir Dievo apreiškimą. Šiandien, kai mes turim Dievo žodį ir Jėzaus Kristaus mirtį, prisikėlimą, ir manau, kad mes šiandien jau turim Dievo žodį, pažinimą. Aš kalbu apie tikinčius žmonės. Nes dažniausiai stebuklai reikalingi netikintiems žmonėms, kad jie pažintų Dievą. Aišku, aš neatmetu ir mūsų gyvenimą Dievas daro daug stebuklų. Bet esmė tame, tie stebuklai, jie padeda priimti Dievo žodį. Nes tikslas, kad mes šiandien priimėm Dievo žodį, mes tikim Dievo žodžiu ir pasitikim jo. Mes galim pažinti Dievą per jo žodį. Mes turim Jėzų Kristų, kuris miręs už mus, prisikėlęs, su mumis jisai. Ir Jėzuje Kristuje mes turim didesnę viltį per tikėjimą. Mes turim tvirtą viltį. Kai mūsų žemiška palapinė sunyks, jis mums paruošęs dangiškus namus. Mes turim tą stiprią viltį šitoj žemėje. Mes nesam be vilties šitoj žemėje. Tai yra svarbu, nes daug žmonių neturi tos vilties. Mes matom, kad pagaliau našlė ir jos namai, jie išpažįsta Dievą kaip savo viešpatį. Pačioj pradžioj, pirmą, kaip jinai sutiko Eliją, jinai kalbėdavo apie tavo Dievą. Elijus sakė, tavo Dievas. Jinai netikėjo dar Dievu. Izraelio Dievas jai buvo svetimas. Ir ji galėjo jo bijoti tuo metu. Ir anų laikų pagonis, kad įžengus jų namus kitos šalies žmogui, jisai ateidavo su kitais dievais. Jo dievai ten veikdavo. Ir jie taip gyvena pagonys. Nes jie suprato, kad jeigu ateina iš kitos šalies žmogus, ateina su savo dievais. Ir mes matom, kad jinai pripažįsta Elį savo pranašu, jinai išpažįsta Izraelio Dievą kaip savo Dievą šitoj situacijai. Jinai sako, viešpaties žodis tavo lūpose yra tiesa. Tai jau yra ir jos viešpats. Kai jinai sako, kai jinai išpažįsta, viešpaties žodis tavo lūpose yra tiesa. Ir jinai tampa ir jos viešpačiu tada. Jos tėvynės dievai, stabai dievai, Balas, Ašera, nors jie buvo derlingumo dievai, saulės ir audros dievai, per badą jai nepadėjo. Ir sako, Luko Evangelijoje, mes matom šitą istoriją, Luko Evangelijoje 4 skyrius, nuo 25 iki 26 eilutės. Ir mes matom, kad Izraelio viešpats išsirenka šitą našlę, būtent šitą našlę. Nes daug našlių buvo Izraeliai Elijo dienomis, kai dangus buvo uždarytas 3 metus ir 6 mėnesius. Ir baisus badas ištiko visą kraštą. Bet ne pas vieną iš jų nebuvo siųstas Elijas, o tik pas našlę Sidono mieste Sareptoje. Mes matom, kad atrodytų daug buvo tuo metu našlių, bet Dievas būtent siuntė pranašą Eliją pas naštais iš
Sidono miesto, Sareptą. Mes matom, kad tai išsirenka ne tik tai ją pačią ir jos sūnų specifiniam darbui. Mes matom, kad išgelbėtas ne tik tai jinai, išgelbėti ir jos namai, ir jos sūnus. Mes matom, kad Elio tarnystė įtiki našlė gyvuoju Dievu. Jis patarnavo, jinai įtikėjo gyvuoju Dievu. Mes matom, kad šitas gedulo ir bado laikotarpis, jisai tampa išganimu našliai ir jos sūnui. Šios krizės metu našlė padedama Elijo, jinai išgyvena badą. Ir būtent atnaujinti šventosios dvasios tie žmonės, jie randa naują gyvenimą, didžiausią tiesą. Jie atranda tą tiesą. Jėzuje Kristuje mes turime kelią, tiesos, gyvenimo pilnatvę. Ir mes matom, kad jinai atrado šitą šventosios dvasios didžiausią tiesą. Jėzus sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Tai ką, susidūrę su dėlėmis krizėmis savo gyvenime, mes turim viską, ko mums reikia. Jėzuje Kristuje mes turim viską to, ko mums reikia. Ir šiandieną, kad tai mes gyvenam tikrai tokiu nelaigu laikotarpiu ir vyksta karas realiai netoli, Ukrainoje, šalia visai. Ir mes matom, kad ir žmonės ir iš Ukrainos yra šiandieną pas mus. Ta krizė, iš kurios mes dar aš skaitau, kad tai yra krizė irgi, karas, kuris šalia, kuris visą laiką gąsdina mus, iš kurios mes dar neišėję, dar tas karas vyksta. Tai yra mums proga įgyti tokią pat viltį. Į tokį pat viltį, į tokį pat išganimą, neblėstantį išganimą šitoj situacijai. Taip kaip Dievas pasirūpino Elijų, pasirūpino našle, jo sūnų, taip ir jisai, mes turim tokią pačią viltį. Dievas pasirūpės ir mumis per tikėjimą. Tai va, tokia mintis pasidalinau, tokia pagodžiančia istorija, kuri šiandieną kalba ir pasitarnavo Senam testamente, jinai pasitarnauja ir mums šiandieną Naujam testamente, nes visa Biblija tai yra Dievo žodis, įkvėptas, ir Senas ir Naujas testamentas, jie labai yra tarpusavį, labai susiję, labai daug persipinę įvairių dalykų. Taigi padėkokim Dievui už šitą žodį, tegul jisai pagodžia mus, šitą situaciją tegul mums apsireiškia, kiekvienam prakalba. Viešpatie, dėkoju tau šitą žodį, dėkojam tau šitą istoriją. Tikrai, Dieve, matydami tave, tavo paveikslą, kad tu vakar, šiandien per amžius toksai pat, tu nepasikeitė, Viešpatie. Kaip Senam testamente, taip ir Naujam testamente. Dėkojam tau, Dieve, kad mes galim pažinti, tu esi kelias, tiesa ir gyvenimas, Viešpatie. Tas kelias, kurį praėjo Elijas, mes irgi einam to keliu, jis pasitikėjo Dievu ir Dievas pasirūpina jo. Dieve, dėkojam tau už tai. Dėkojam tau, Dieve,
kad tu rūpinis mumis, saugai mus nuo piktojo, laimini mūsų rankų darbą. Būk pašlovintas, būk išaukštytas Jėzaus Kristaus vardu. Amen.